Sveiki, šiandien parodysiu, kaip pasidaryti naudingą dirbtinio intelekto agentą, kuris automatiškai rūšiuos jūsų gautus elektroninius laiškus Gmail'e. Jis bus naudingas tiek verslui, tiek asmeniniam naudojimui. Iš esmės nesvarbu, ar gaunate daug užklausų iš klientų, ar tiesiog norite, kad pašto dėžutė būtų tvarkinga ir patogiai suskirstyta. Taip pat tai bus puikus pavyzdys pradedantiesiems po pirmųjų 4 vaizdo įrašų, kuriuose darėme N8 apžvalgas. Ir praktinius pavyzdžius šį kartą jau pereisime prie tikro dirbtinio intelekto agento sukūrimo. Ir šį agentą bus labai lengva sukurti, todėl kartu išmoksite, kaip veikia tokio tipo sprendimai ir galėsite juos pritaikyti savo poreikiams. Tai nieko daugiau nelaukime ir čiupkime jautį už ragų. Prisijungiu prie savo N8N paskyros ir spaudžiu Create Workflow. Taip, dabar pridedame pirmąjį žingsnį, kas yra mūsų triggeris. Ir šį kartą mes naudosime Gmail'o triggerį. Ir triggeris bus, kai mes gausime žinutę į Gmail'ą, ar ne? Tai dabar parodysiu, čia reikia pasirinkti savo Gmail'o accountą, bet kadangi tai yra pirmas video, kai kuriame pirmąjį agentą, parodysiu, kaip ir prisijungti savo Gmail'ą. Spaudžiam Create New Credential, galime pasirinkti Sign in with Google ir mus išmes į šitą langą. Tada spaudžiu N8 mokymai, pasirenku visas teisės. Taip, paskyra sukurta. Dar vienas dalykas, kurio nepadarėm, tai pasivadinam savo darbo eigą. Dabar yra my workflow, bet iš esmės tai yra Gmail laiškų rūšiuotojas. Aš labai tikiuosi, kad aš teisingai parašiau tai gramatiškai. Taip, tai dabar mums reikia ką pasidaryti. Tai dar paspausti ant Gmail trigger ir kur yra Simplify, išjungti šitą optioną, nes mums reikia pilnos informacijos. Taip, tai galime vėl čia grįžti ir dabar gauti testinį eventą, kuris tiesiog mums parodys iš esmės, kaip ta visa data atsivaizduoja. Mums jos reikės šiek tiek vėliau. Taip, ką dabar galima padaryti, tai spausti pliusą ir prisidėti mūsų text classifier agentą, arba jį dar galima susirasti per čia. Spaudžiam text classifier, schemą įsijungiam, nes mums reikės šiek tiek tempti elementus. Taip, tai dabar pasirinksime tai, ką mes klasifikuosime, ir iš esmės mums reikia susirasti body. Kodėl mes naudosime body, tai bodys bus tas, iš kurio mūsų dirbtinio intelekto agentas rūšiuos laiškus pagal etiketės. Tai aš čia dabar biškį blūdiju, bet subject to text. Man atrodo, šitas bus. Dabar mums reikia pridėti kategorijas. Bet prieš pradedant dėti kategorijas, mums reikia susikurti, mums šito laiško nereikės, mums reikia susikurti tas vadinamas etiketes. Tai etiketes iš esmės jau galime kurti kiekvieną savo pagal norus, kokių jų reikia. Vardant šitą video, sakykime taip, mes šią pašto dėžutę darome mano YouTube kanalui. Tai išskirstysime į 4 skirtingas etiketes, kuri pirma iš jų būtų rėmimas. Tai visi tie, kurie nori paremti mano kanalą ir parašo man laišką, prie jų bus prisegta etiketė rėmimas. Taip, toliau pridame dar vieną etiketą, sakykime taip, tai būtų bendradarbiavimas. Sunku parašyti šitą žodį. Tai sakykime taip, kurie norėtų daryti kažkokį bendrą turinį su manim ir parašyti man laišką, prie jų etiketę užsidėtų bendradarbiavimas. Tada verslo užklausas, tai tie, kurie, sakykime taip, norėtų užsisakyti AI workshopą savo įmonę ir dar kažkam, jų būtų verslo užklausas etiketė. Ir paskutinę pasivadinkime kitą, tai visi kiti laiškai, kurie nėra vienas iš šitų 3. Ką dar galima pasidaryti, tai kiekvieną etiketę uždėti savo spalvą, tai sakykime taip, verslo užklausos turės mėlyną spalvą, rėmimas turės žalią spalvą,
kita neturės spalvos ir bendradarbiavimas turės oranžinę spalvą. Dabar galime grįžti į N8N ir prisidėti pirmąją kategoriją. Ir pirmoji kategorija bus rėmimo užklausas. Mes pasadinom rėmimas Gmail'e, bet sakykime taip, rėmimo užklausas. Toliau eina description. Ir description yra labai svarbu, nes pagal description iš esmės ChatGPT agentas išskirstys mūsų laiškus ir sudėlios jiems etiketės. Tai labai svarbu yra parašyti gerą descriptioną, dėl to siūlyčiau descriptionus rašyti su ChatGPT. Ir dabar parodysiu iš esmės, kaip juos pasirašyti, kadangi jau yra išėjęs ChatGPT 5, tai darysime su juo. Sakykime taip, labas gal nerašysime, man reikia 4 etikečių. Man reikia 4 etikečių aprašymą. Kokias užėjau mano laiškai Gmail'e. Jos yra, tai buvo rėmimas, bendradarbiavimas, tada verslo užklausas ir kita. Kadangi darau automatizaciją per N8N, man reikia text classifier description, kad agentas galėtų kuo geriau suskirstyti tuos laiškus. Rašytus descriptionus. Taškas. Gerai, pasižiūrim, ar viskas čia bus gerai. Laiškai, kuris esumas. Gerai, tai galim nusikopijuoti dabar. Jeigu kažkas bus negerai, vėliau taisysime. Taip, tai rėmimo užklausas turės šitą etiketę, tai yra šitą descriptioną, tada bendradarbiavimo užklausas turės, ne čia, turės šitą descriptioną. Tada verslo užklausas turės, verslo užklausas, tada ir kitą. Pasižiūrim, kaip jisai sukūrė kitą, man įdomu, laiškai, kurie nepatenka. Jo, būtent to, ko aš ir norėjau. Gerai, ir taip. Tai dabar iš esmės jau turime visas 4 etiketės. Taip, dar vienas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai paspausti System Prompt Template čia. Ir iš esmės yra viskas. Dabar galime grįžti čia ir mums reikės prijungti modelį, ar ne? Tai, kad prijungti modelį galime spausti arba čia, arba čia. Iš esmės paspauskime čia ir pasirinkime mūsų OpenAI modelį. Iš esmės galima rinktis, kokį jūs tik naudojat. Vardant šitą video pasirinksim OpenAI. Taip, OpenAI aš irgi neturiu dar kol kas prijungęs ir irgi parodys, kaip tą padaryti. Gerai, tai susikurkime vėl New Credential. Čia jau dabar reikės mums API keys. Tai iš esmės, ko mums reikia, tai eiti į OpenAI dev ir atsidarysime platform.openai.com. Čia reikės susikurti paskyrą. Aš kadangi jau tą paskyrą turiu ir esu pasipildęs kreditus, tai to nebedarysiu. Tik atsidursite OpenAI platformoje, spausite čia, Start Building, Organization, jums sakykime, taip yra N8N mokymai, jūs pasidarysite kokį tik tai norėsite. O Jėzau, kaip nemoku rašyti, taip, beleką, create. Savo komandą pakviesiu vėliau. API key name tai bus N8N. Mokymai, tarkime, ne. Ir susikursime savo API raktą. Taip, ir čia mes jau gavome savo API raktą. Dabar, kur mes įdėsime iš esmės ar ne. Ir čia, aišku, rekomenduoju nusipirkti kreditus, kadangi aš juos turiu. Jūs jų neturėsite, tai jums reiks čia juos ir iš esmės nusipirkti. Ir galime tada grįžti atgal į N8N ir prisidėti čia API key. Taip, įdedame savo raktą, paspaudžiam Save ir pasižiūrim, ar viskas gerai. Taip, viskas gerai. Tai mums dabar, čia nesvarbu, išmes visus galimus modelius, tai kadangi, kaip ir sakiau, mes jau turim
GPT-5. Siūlyčiau naudoti GPT-5 mini šitam reikalui, nes jis yra, man atrodo, turėtų būti pigesnis ir tai nėra kažkoks labai sudėtingas AI agentas, tai GPT-5 mini turėtų puikiai susitvarkyti su šitom užduotimis. Gerai, tai dabar išsiųskime testinį e-mailą. Ir mūsų e-mailas yra n8mokymai@gmail.com. Sakykime taip, tai yra rėmimo užklausa. Vėlgi, nesvarbu, kai mes čia užvadinsim, nes mūsų agentas skaitys tik tai, kas čia yra. Ir vardant to, kad dabar tiesiog pasitestuoti, aš paprašysiu, kad jisai man sukurtų laišką. ChatGPT paprašysiu, kad jisai sukurtų laišką, kuris nueitų į rėmimą. Ok, sukurk, prašau, laišką, kuris nukristų po rėmimo etiketą. Taip, gerai. Rėmimo bendradarbiavimo. Gal čia, sakykime taip, tą rėmimo bendradarbiavimą ištrinsime, bet... Taip, rėmimo užklausa. Taip, ir galime išsiųsti savo tą laišką. Gerai, tai kaip dabar matote, nėra jokios etiketės, nes iš esmės mes dar nieko nepadarėme, kad uždėtų tą etiketę. Mes tiesiog sukūrėme klasifierį, kad jis identifikuotų tą etiketę. Nu ir aišku, esam dar net neįjungę mūsų automation, ar kaip visada miniu. Reikia neminiu, o sakau, kad reikia išsaugoti savo workflows. Tai, aišku, čia mes jį galime jungti. Gerai, tai dabar spaudžiame ant text classifier ir pasižiūrim, ar mums suvažiuos visa šita informacija. Spaudžiam execute step. Ir taip, yra gauta žinutė. Ir matome, kur ta žinutė buvo užskaityta. Tai jinai buvo užskaityta prie rėmimų užklausų. Nes čia yra vienas itemas, iš esmės kitur jos nėra. Liuks, tai dabar ką mes galime su to padaryti? Tai, kad pagaliau mums tas etiketės uždėtų, ar ne? Tai spaudžiame pliusą prie rėmimo užklausų. Dar tik tai šiek tiek pajudinsiu tą savo kanvą. Taip, ir susirasiu dabar Gmail vėl, ar ne? Ir spaudžiu Gmail prie rėmimo užklausų ir mums dabar reikia prisidėti tą etiketę, tai yra add label to message, ar ne? Ir taip, vėl pasirenkame savo accountą, jeigu turime kelis, tai pasirenkame to, kurio mums reikia. Resource bus message, nes mes imsime tai žinutės. Operation add label pridėsime etiketę ir dabar mums reikia pridėti message ID. Tai message ID mes ieškome po kairę, ar ne? Ir message ID matome yra šitas ID. tą message ID prisidedame čia ir prisidedame mūsų etiketės pavadinimą, ar ne? Tai tas etiketės, kurias iš esmės dėjome čia, jos atsivaizduos dabar čia. Ir kadangi sakėme, kad dabar darome rėmimą, tai pasirenkame rėmimas, ar ne? Ir galima, taip kaip ir anksčiau minėjau, prisidėti šitus pavadinimus, kad būtų paprasčiau suprasti. Tai rėmimo etiketė. Liuks, dar kažtai išseivinam ir iš esmės viską tą patį padarysime su likusiais trim, ar ne? Tai kad būtų greičiau, vietoj to, kad vėl spaustume plius ir pridėtume Gmail dalyką ir eitume per viską iš naujo, tiesiog paspausime ant 3 taškų čia. Čia jie matosi iš esmės ir paspausime duplicate, ar ne? Ir tiesiog prijungsime kiekvieną iš jų prie savo etiketės. Ir ojojoj, nėra taip gražu, bet ne dėl grožio čia susirinkom, ar ne? Kažkodėl man neleidžia. Gal ar šitą? Jo. Sakykime taip, ir dabar aišku matome, kad visur yra uždėtos rėmimo etiketės. Tai jas dabar ir pakeisime verslo užklausas. Ar teisingai? Ne, čia ne verslo užklausas, čia yra bendradarbiavimo užklausas. Bendradarbiavimo užklausas.
ir pakeisime tik Gmail etiketėje. Bendradarbiavimas, ar ne? Taip, gerai. Tada čia yra verslo užklausos jau. Verslo užklausos. Ir jas rasime čia. Gerai. Ir paskutinė yra kita. Ir jas susirasime čia. Liuks. Tai dabar, kai mes jau esame iš esmės viską padarę. Ir mes jau matome, kad, kaip ir minėjau, šita rėmimo užklausa buvo nusiusta čia, ar ne? Bet kadangi mes pridėjome naują naudą, jis dar nieko nepadarė. Tai mes galime čia tiesiog paspausti Execute Step. Viskas praėjo teisingai. Ir dabar, jeigu aš parefreshinsiu, atnaujinsiu naršyklę, matome, rėmimo etiketė buvo sėkmingai uždėta. Tai dabar iš esmės, ką mes galime padaryti, tai patestuoti visas likusias etiketes. Ir aš dabar paprašysiu ChatGPT, kad jis man vėl sukurtų laišką, bet šį kartą, sakykime, taip sukursime su bendradarbiavimu. Gerai, ačiū. Ar ačiū nerašysime? Gerai, dabar sukurk laišką, kuris nukristų po bendradarbiavimo etikete. Taip, sveiki. Taip, spaudžiame naują laišką. Vėl siunčiame savo. N8 mokymai. Čia, kaip ir sakiau, nesvarbu. Taip, išsisinčiame šitą laišką. Ir pažiūrime, to aš tik tai pažiūrėsiu, kadangi neišsaugojau, tai gali būti visko. Dabar išsiųsime šitą laišką ir pažiūrėsime, kuris nukris. Taip, kol kas dar nieko neatsitiko, bet viskas yra gerai, nes jie atsinaujina kas minutę. Tai dar galim pasižiūrėti, ar execution tab'e jo dar nieko neatsitiko ir matome, va, dabar mūsų veiksmas yra čia iš esmės succeedino. Liuks. Dabar galim grįžti į Gmail ir pažiūrėti, ar yra užkelta mūsų etiketė. Spaudžiame vėl atnaujinti naršyklę. Bam, bendradarbiavimas. Tai vėl viskas puikiai veikia. Sukurkime dar trečią, kad šitą video negaišinti. Pasižiūrime, ar viskas gerai nukris į kitą etiketę. Tai vėl ateinu ChatGPT ir prašau, ok, dabar sukurk laišką, kuris nukristų į kitą kategoriją. Oi, ne taip parašau. Į kitą kategoriją. Neturi atitikti nei vienos iš 3 kitų etikečių. Aprašymą. Taip. Na va, gerai. Spaudžiame vėl Gmail. Vėl savo siunčiame laišką. Kaip ir sakiau, čia nėra svarbu. Ir išsiunčiame laišką. Tai pasižiūrime executions. Čia iš esmės mums rodys, kai prasidės darbas sistemoje, kai bus gautas naujas laiškas. Tai kadangi, kaip ir sakiau, mūsų text classifier, tai yra Gmail triggeris atsinaujina kas minutę, tai gali šiek tiek užtrukti, kol jis pradės dirbti. Taip, laukiam. Dar vis nieko. Taip, ir dabar matome, kad prasidėjo raninamas ir viskas suvaikščio. Pasižiūrim Gmailą, atnaujiname naršyklę, bats kita. Tai viskas veikia puikiai, iš esmės viskas yra paruošta naudoti ir dabar visi nauji laiškai, kurie įkris, pereis per mūsų automatizaciją ir suteiks kiekvienam laiškui etiketes. Tai iš esmės tai ir yra viskas. Gerai, ir kaip visada, jeigu turite kažkokių klausimų, jeigu kažkas nepavyksta ar nepaeina,
prisijunkit prie mūsų N8N Facebook Lietuva grupės, nuoroda bus aprašyme apačioje ir ten užduokite tos klausimus ir tikrai padėsim, atsakysim, kad kuo greičiau įsivažiuotum. Tai aišku, galite ir parašyti komentarą čia, bet jau čia gali šiek tiek užtrukti, kol grįšiu pas jūsų atsakymą. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot, iki kito susitikimo.